Sveiki! Žaibiškai praskriejus 2 savaitėms jūsų namus ir vėl grįžta laida S+ Info. Tad dalinamės naujienomis iš elektroninių ryšių bendrovės S+ gyvenimo. Akcija Verta dar nesibaigė. Prisiminkime, kas tai per akciją ir sužinokime klientų atsiliepimus. Būti S+ klientu verta. S+ savo klientams siūlo galimybę įsigyti elektronikos prekių pigiau. Televizoriai, kompiuteriai, planšetės už juokingai mažą kainą. Prekes atvešime ir pajungsime nemokamai. S+ klientai gali pasinaudoti akciją Verta, o kad verta, tai tikrai pasako pats pavadinimas, nes daug įvairių buitinių technikos priemonių galima įsigyti be jokio pabrangimo per 36 ar 24 mėnesius išsimokėtinai. Pavyzdžiui, Samsung išmanųjį televizorių nusipirkti gali būti kai kam brangu arba kitos firmos išmanųjį televizorių, bet perkant S+ įmonėje per 36 mėnesius jums tai gali kainuoti tik 16 eurų per mėnesį. Tai kas tikrai nebrangu, siūlau visiems pasinaudoti šitą akciją. Kokias buitinės technikos priemonės galima įsigyti, jūs rasite S+ tinklapyje akcija Verta, o mūsų meistrai atveš, pajungs ir tai nieko nekainuos. Taigi, jokio pabrangimo, nemokamas atvežimas, nemokamas pajungimas ir tai skirta S+ klientam. O jeigu nesate S+ klientas, tai galite juo tapti. Kokią prekę įsigijote akcijos Verta metu? Akcijos Verta metu įsigijome LG televizorių ir esam labai patenkinti šitą prekę, nes televizorius aš taip skaitau, kad tai yra prabangos prekė ir šeimoje atimti iš šeimos biudžeto tam tikrą lėšų dalį ir skirti televizoriui lyg būdavo ir netikslinga. Na, o pasidomėjęs akciją Verta supratau, kad tai yra tikrai gera akcija, kur mes sumokame tik tais už pačią prekę be jokio pabrangimo ir galim naudotis šitą prekę. Taip, kad tikrai esam patenkinti, ją atvežė meistrai, sureguliavo, pajungė ir paruošė naudojimui, beliko tik tais pačiam pasikabinti, nors siūlė net ir šitą paslaugą. Tai tikrai esam patenkinti ir akcija, ir preke. Vienintelė maža problema, visa šeima renkasi dabar vienam kambarį ir liktai kitų televizorių namuose nebeliko, nes šitas yra didesnis langas į pasaulį. Lieka vis mažiau laiko iki verslo ir pasiekimų parodos Šiauliai 2015, o S+ pažada, kad bus magiška. Žvilgtelėkime į mažą užuominą. Aš esu iliuzionistas ir aš rodysiu fokusus. Visą chorų karų laikotarpiu S+ palaikė Šiaulių chorą Chameleonas ir jo chorvedė Laura Remeikienė. O jau spalio 30 dieną vyks naujojo Lauros albumo pristatymas. Plačiau reportaže. Pakalbėkime apie kūrybą. Pasidalinkit, kaip gimsta jūsų kūryba? Labai įvairiai. Kartais būna tiesiog susapnavau ir užrašiau. Kartais būna zyzė ausyse ir negali atsikratyti tos melodinės linijos. Paskui ją kažkaip susidraugauji, priemi ir tada jau padarai tą produktą. Kartais būna ir taip, kad jauti, kad kažką turi padaryti ir renki žodžius tarsi kruopas kažkokias vieną paskui kitą ir netinka ir dėlioji kaip puzlė ir šitą netinka, bet jauti, kad vis tiek čia kažką reikia ir ilgokai, tarkim, nesigauna. Būna, kad daina nešiojama metai iš metų ir tik tada, kai ateina laikas tam tikras, bent jau aš taip supratau, suvokiau, tada jinai tik tai išvysta pasaulį. Būna daug laiko praeina, būna tiesiog spontaniškai per 3 minutės. Žodžius ir muziką visada aš pati rašau ir paskui jau, kaip sakoma, priduodu į tą muzikos fabriką pas Paulių Jasiūną, kur mes su juo kartu aptariam viską ir jis jau gimsta tada tuomet galutinis produktas.
Va, o albumas tai vienas. Atsitiko taip, kad iš tiesų albume yra nemažai dainų, bet ne visos, kurias aš turiu, kitas laikau dar kažkokiam kitam momentui. Bet jos stilistiškai ir galbūt nuotaikos prasme šiek tiek skiriasi, ar ne? Yra kelios grupės. Dėl šios priežasties aš jas sudėjau ne į vieną, nes mane kalbino čia ir patarinėjo, kad galbūt verta vieną, paskui antrą, paskui trečią. Bet aš kaip sakau, dabar jūs eitumėt į pasimatymą su vaikinu ir matytumėt tik jo batus. Tai žiauriai neįdomu būtų. Tai kadangi tai, kad jos viena be kitos negali būti, bet negali būti ir viename visai kompakte, tai aš juos išskirčiau 3. Pažadai kavos puodukui, o kodėl yra toks albumo pavadinimas? Ta daina iš tiesų buvo antroji patekusi į radiją ir kažkaip labai greitai žmonės pradėjo tos dainos ieškoti. Bet tai nėra pagrindinė priežastis. Aš manau, kad pati jo sukūrimo istorija yra tokia, kad vieną rytą, kaip ir kiekvieną rytą, žodžiu, skubu, čia tvarkausi, bėgu, rašau, kraunu, kažką darau ir, žodžiu, išsiveriau kavos, įsipiliau puodelį. Ir iš to skubėjimo ir tų reikalų krūvos aš jos net nespėjau paragauti. Išbėgau iš namų, užrakinau duris ir kažką pamiršau. Ir vėl grįžtu į namus, nors to labai nemėgstu daryti. Visada pasižiūriu veidrodį grįžus. Ir bėgu į virtuvę ir žiūriu, įsivaizduokit, namai tušti. Ir stovi ant stalo mano puodelis kavos. Ir garuoja tas dar garas. Ir aš taip žiūriu ir taip sakau, šitaip negalima gyventi. Šitaip gyventi negalima. Reikia kažkaip stabdyti viską. Ir tada pažadėjau savo kavos puodukui, kad dažniau tvarkysiu sandėliuką savo širdies. Spalio 30 dieną mūsų gražiajame Šiaulių dramos teatre bus šito albumo pristatymas. Ir su manimi kartu bus gyvo garso grupė, su puikiais nuostabiais muzikantais, su visais būgnais, gitarom, klavišiniais, trombonais, smuikais. Taip pat su manimi bus choras Chameleonas, kuris gimė šį pavasarį. Va, ir mes visi kartu esam didelė iš tiesų komanda. Dar bus keletas žmonių, kurie padės, ar ne mums visą tai daryti. Koncerto metu ir šviesa, ir garsas, ir visa kita, bet tai bus apie 30 žmonių ant scenos. Tai va, nežinau, kaip sutilpsim. Aš manau, kad bus tiek pat ir žiūrovo, kiek mūsų ant scenos. Iš tiesų labai džiaugiuosi ir labai laukiu ir net nerimauju. Ir jaudinuosi ir turėčiau tikėti, kad viskas bus taip, kaip mes sugalvojam ir kaip jaučiam. Nuo šios laidos viktorina yra šiek tiek kitokia. Klausimų jums užduos Laura. Taip, turiu 2 klausimus. Vieną sunkų, vieną lengvą. Sunkų užduosiu per koncerto metu, o dabar lengvasis. Kiekgi dainų yra kiekviename iš šitų kompaktų? Tad siųskite teisingus atsakymus paštu viktorina@splus.lt. Nepamirškite nurodyti savo vardą, pavardės bei telefono numerio. Kviečiame dalyvauti. Išsiaiškinti praeitos laidos viktorinos laimėtoją mums padės šiaulietė Birutė. Justina Sirockytė. Su nugalėtoja susieksime asmeniškai. Štai ir vėl atėjo laikas atsisveikinti. Sutiksime kitoje S+ info laidoje po 2 savaičių.